Taigi, sveiki visi. Aš esu vardu Latika, turbūt jūs mane jau pažįstate. Ir šiandien aš jums norėčiau pasakyti savo hobius, ką man labiausiai patinka daryti. Taigi, man labiausiai patinka gaminti. Aš labai mėgstu viską gaminti. Aš mėgstu gaminti kokteilius, kepti obuolius, virti kavą. Ir be abejo kepti pyragus. Žinoma, kasgi tų pyragų nemėgsta, neįsivaizduoju. Nebent žmonės, kurie laikosi dietos ir saldumynų nevalgo. Taigi, kad jums būtų šis filmukas linksmesnis, šiandien kepsiu kakavinį pyragą. Jo receptas yra nesunkus. Taigi, einame mano mažą virtuvėlę. Paskui mane operatoriau. Na, štai. O čia yra mano mažoji virtuvėlė. Būtent čia aš dažniausiai viską gaminu. Taigi čia aš ir gaminsiu savo kakavinį pyragą. O kakavinį pyragui reikės 20 gramų kakavos, 30 gramų cukraus, kamštelio vandens ir galiausiai 100 gramų miltų. Taigi, pradėkime gaminti. Pirma, mums reikės supilti 100 gramų miltų. Štai, 1 šaukštelis ir 2. Dabar supilsime truputėlį vandens. 1 šaukštelis vandens. 2, 3, 4 ir galiausiai 5. Tada pasiėmę šaukštuką viską išmaišome. Maišom. Kai tešla įsimaišo ir pasidaro truputėlį putų, įdėkite šaukštelį cukraus. Dedame. Tada vėl gražiai viską išmaišome. Nuvarvinkime šaukštelį. Ar jums nekeista, kodėl aš šitam receptui nepasakiau kiaušinių? Dėl to, nes šitam pyragui kiaušinių visai nereikia. Taigi, toliau dedame kakavos miltelių. 1 šaukštelio yra per mažai, dėl to dedame 2. Štai ir 2. Ir vėl viską sumaišome. Maišom. Štai. Beveik baigėme. O dabar pažiūrėsiu, kaip gavosi tešla. Negerai. Dar trūksta truputėlį miltų. Tešla yra per skysta. Įdėkime dar truputėlį miltų. Ir 2 šaukštelį įdėkime. Viską išmaišykime. Dabar turėtų tešla gautis kaip tik. Štai. Taip. Jeigu gavote tokio skystumo tešlą, tai reiškia, galime dėti į orkaitę. Išimkime šaukštelį. Jeigu jūs norit, galite duoti vaikų maišyti, čia tikrai nekenksminga. Ir nešame į orkaitę.
nepamirškite, prieš dedant tešlą į orkaitę, įpilkite jos į tokį indelį. Štai šiek tiek pasimkime tešlos ir supilkime. Na va, štai. Pakanka. Dėkime į orkaitę. Ups, kartais tai būna. Ir štai. Kepkite 2-3 valandas. Na, o kol jūsų kava keps, pyragas keps, parodysiu, kaip prie pyrago išsivirti labai gardžios kavos. Taigi štai kavai reikės kakavos ne kakavos, o kavos miltelių ir cukraus bei vandens. Išdėkime mažą žiupsnelį kavos. Štai. Dabar truputėlį cukraus. Ir galiausiai užpilkime verdančių vandeniu. Štai ir verdantis vanduo. Na va, ir jūs įsivirėt kavos. Iškepė pyragas. Štai, pyragas jau iškepė. Atidarykime. Ak, koksai skanus. Prie mano kavos labai tiks. Pakelkime. Koks gražus. Kadangi pyragas jau iškepė, užsigerkime ir kavą. Truputį nusitepiau. Ak, žinoma, laikykite, prenumeruokite mano kanalą. Ir laukite kitų filmukų. Iki.